Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt. Sveiki, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Mano daktaras LT patarė, kokius vaikų ligų simptomus pražiopsome ir ką reikėtų žinoti apie imunitetą. Į šiuos klausimus ir mėginsime atsakyti, nes studijoje vieši vaikų ligų gydytoja pulmonologė Indrė Plėšytė Butienė. Sveiki, Indrė. Sveiki. Ar tiesa, kad tie Lietuvos vaikai vis daugiau serga? Sako, ir akis prastėja, ir yra kitų nusiskundimų, viršsvoris, netaisyklinga laikysena. Čia tendencija pastebima metai iš metų, ar kaip čia dabar yra? Iš tiesų kalbėti, kad jie serga labai rimtom lygom nereikėtų, kai kurios lygos taip dažnėja, bet dažnai vadinu, kad auga sveikų ligonių karta. Kad turbūt nerasim to vaiko, kuris neturėtų vieno ar kito simptomo, kuriuo nesirūpinant, tas simptomas pavirstų į sindromą ar galų galiai ligą. Bet ar galima sekti, tarkim, žvelgiant į statistiką, kad metai iš metų, tarkim, tos akis prastėja, tie kilogramai auga, ar vis dėlto pavyksta kažkiek tai koreguoti tos dalykus? Deja, kad ir kaip daug kalbėtumėm, taip ir rega, ir laikysena, ir nutukimas dažnėja vaikų tarpe. Ir matom tendenciją, kad vaikai pradeda sirgti tomis lygomis, kurios yra būdingos suaugusiems. Ir labai gaila, kad mums pediatram tenka jau gydyti suaugusių ligas ir rūpintis tais vaikais, kol jie dar neužaugo, kol dar galime kažką pakeisti. Tai kodėl tie vaikai serga? Žinau, kad jūs pati esate prieš pandemiją ir knygą išleidus, ar ne? Ar ten pavyko tuos atsakymus rasti, ar čia daugiau tokie teoriniai, kuriuos negalima atsakyti? Vieno atsakymo, todėl kad nėra. Paprastai aš sakau tėvam, kai klausia, kodėl mano vaikas serga, aš atsakau todėl, kad nori sirgti. Todėl, kad jo kūnas su liga rodo, kad jam jau yra blogai. Tai mūsų daktarų darbas yra atkapstyti, kodėl jis nori sirgti. Ir ką tie kūnai pasakoja mažųjų pacientų, kokios tai yra istorijos, kodėl jie serga? Mūsų pasaulis keičiasi, aplinka keičiasi, gyvenom tarp mikrobų, purve, kaime ir taip toliau. Dabar labai daug įvairių cheminių, kenksmingų kūnam junginių, maistas nėra toks kokybiškas, kokio norėtumėm, judam per mažai ir taip galbūt suaugusiam tas kenksmingas gyvenimo būdas, tas vadinamas nesveikas, gali trumpam sutrikdyti sveikatą. Vaikas yra kaip kempinė. Kad jis augtų, jis turi turėti statybinių medžiagų. Ir jis siurbia viską. Ir dėja, dažnai nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų jis siurbia ne tai, ko reikėtų, taip kad gyvenimo pamatai dažnai būna nekokybiški. Žinom, nekokybiški pamatai, kažkada visas namas ir sugriūna. Taip, matyti, retoje šeimoje vis dar vyrauja ta sveikos mitybos piramidė, verdamos sriubos, gaminami troškiniai, visus mus yra pagavęs ir sukęs greitas gyvenimo tempas, būdas ir kas kaip prie to adaptuojasi, kas ką daro. Yra tekę girdėti tėvų, kurie sako, tai gerai dar, kad darželiuose ta visavertė mityba, tai mus labai gelbsti. Tai, bet čia matyti reikia žiūrėti į šeimą, ne tik į vaiką kaip individą, viskas ateina iš ten. Taip ir, paprastai matau, tėvus, mamas, tokių vos ne 3 tipų, kaip sakant, nes, aišku, priklauso nuo to, kokiam amžiuje sukūrė šeimą, gimė vaikai, bet yra hiperpriežiūra, hipergloba, atrodo, tas vaikas yra aukso, vertas nors ir yra, bet, taip globojamas, kad, šilkinės sąlygos, kiti tiesiog paliekami, vos ne patiem augti ir sako, aš neturiu, kada aš turiu dirbti. Ir, toks jausmas, kad mes bendruomenės mamų, tokios artimos ar močiučių, promočiučių, kad padėtų tam vaikui augti visuomenėje nebeturim. Mama paliekama viena, kuri neturi žinių. Pilnas internetas gąsdinančių antraščių, kad vaikai miršta ir jinai tokioj panikoje augina ir vėlgi gali daryti tam tikrus klaidingus sprendimus iš tos baimės. Baimės, kad ją pasmerks, nes visos mamos, ir aš esu mama, norim būti geros. Tik kartais tas gerumas, skirtingai vertinamas kitų ir bijo labiausiai, kad pasmerks.
O vaikas yra, kaip minėjau, kempinė visko. O pasmerks dėl ko? Dėl nepakankamos priežiūros, nepakankamo dėmesio? Ką jūs matote iš praktikos? Įvairiai. Pasmerks, dažnai būna, bijau pas daktarą eiti su vaiku, kodėl? Nes apšauks. Iš tiesų man visat keista, nes medicina yra paslaugų sritis. Mes turim suprasti, o ne šaukti, kad, nugydai. Šaukia, kad per anksti daktarai, kad atėjo, šaukia, kur taip ilgai buvai, ligoninėse diskomfortas, sąlygos, nėra pačios geriausios, ir be abejo, ta baimė, aš dažnai klausiu mamos, ko jūs labiausiai bijot, kai vaikas serga. Ne, bijo, kad kiti pirštų rodys ir sakys, tu esi bloga mama, kad nesirūpinai. Ir aš... Dar tas motyvas svarbiausias. Jeigu kažkaip žiūrint, taip iš ilgalaikės perspektyvos, tai vis tiek, matyt, mes turim užauginti žmogų, kuris būtų stiprus, sveikas, gebantis savimi pasirūpinti. O ar tu esi gera mama, čia jau vidiniai tokie reikalai, kuriuos reikia, aišku, susitvarkyti, bet... tą požiūrį formuoja socialiniai tinklai. Taip. Čia jau neslėpkim. Norim būti tos gražios mamos, kur vaikai iščiustyti, laimingi ir be jokios slogos. Bet vėlgi, mamų lūkesčiai ir vaiko sveikata labai skirtingai. Ir kai vaikas laksto, sloguoja, tarkim, nusičiaudo, nuvalo nosį ir laksto, tarkim, po mūsų kliniką, o mama sėdi ir verkia, kad jos vaikas serga. Sakau, palaukit, o kas čia serga? Čia jūsų nerimas vaikui, tai natūralus sirgti. Visat sakau, jeigu vaikas nesirgs, neišmoks pasveikti. Bet liga jau rezultatas. Mes turim leisti vaikui vystytis taip, kad jam nebūtų trukdoma mokytis. Jūs paminėjot labai gerą dalyką, laimę, laimingas vaikas, ar ne? Ir sveikata yra vienas iš tų pamatinių dalykų, leidžiančių vaikui tokiam jaustis. Bet kaip ir sakot, net ir sirgdamas dažnu atveju nesijaučia prastai, mamos verkia, ar ne? Taip. O vaikai ne. Tai artėja iš tikrųjų tas pavojingiausias laikas, kada ugdymo įstaigose susirenka visi po atostogų, daugėja virusų ir ką reikėtų padaryti, ar dar spėjome, nes liko dar kaip ir vienas mėnuo vasaros, ką galime padaryti, kaip pastiprinti save, savo vaikus, kad tų šansų, galimybių lankyti ugdymo įstaigas būtų daugiau. Pirmiausia, susitarkim, kad neįmanoma imuniteto sustiprinti. Imunitetas yra veiksmažodis, tai yra veiksmas. Visą gyvenimą mūsų imunitetas auga. Tai yra nuolatinis darbas dieną ir naktį. Ir nueiti vieną kartą į sporto klubą nepakanka. Ne? Pirmiausia, mes turim išsiaiškinti, kokiom ligom vaikas linkęs sirgti, kokie simptomai pas jį, užduoti klausimą, kodėl, kas sutriko ir tą sritį tvarkyti, koreguoti. Jeigu trūksta vitaminų, papildyti mitybą ar galų gale maisto papildais, bet aišku, dažniausiai geriau mitybą, jeigu vaikas irzlus ir labai jautrus, suderinti dienos režimą, miegą. Jeigu žarnyno silpna vieta, žarnyną mitybą tvarkyti, jeigu nosis, kaip vadinu vaikai smalsus, nosį visur kiša, todėl dažnai sloguoja. Tada sustiprinti gleivinę ir kvėpavimo takų. Tai nėra vienodo recepto visiems. Tai jeigu mano vaikas, ir vaisių valgė, ir uogų valgė, ir saulėj vasarą pakankamai buvo, tai nėra garantas, kad jisai nesirgs, ar ne? Dėja, vasara išbėrimų metas ir besikasančių vaikų metas, todėl kad mums atrodo, kad privalgysim uogų visiems metam ir aš pavyzdį sakau, per kalėdas, kai prisivalgom, sakom, viskas jau artimiausią savaitę nebevalgysiu, ne? Kitą rytą atsikeliam ir esam alkani. Tai va būtent čia yra tas, kad mes valgom čia ir dabar, mes nekaupiam. Kaip nutukimo metu kaupiam, bet vaikas vitaminų nekaupia. Jisai papildo, jeigu yra išsekę resursai, o visa kita tiesiog išeina. O ką patarė tėvam, kurių vaikai iš tikrųjų to svorio priauga greičiau negu bendramečiai, gal tai yra ir genetikos dalykai, ar ne? Ką sakot? Dažnai mane pasmerkia, kai kalbu apie nutukimą, nes dabar tolerancija, turim toleruoti visokius kūnus, bet aš vis atsakau, kad nutukimas yra liga ir tai yra vienintelė liga, kurią tėvai valingai susargdina savo vaikus. Tai dažnai nutukusių vaikų tėvai sako, ypač mamos, jis nieko nevalgo ir jis labai juda. Bet jis tada nebūtų nutukęs. Iš tiesų, visa šeima turi ydingą mitybą, ydingą režimą
Ir liepti vaikui laikytis dietos, kai mama šalia valgo kalorijų perpildytą maistą, tai yra nesąžinga vaiko atžvilgiu, jis jaučiasi atstumtas ir su maistu galima daug kalbėti, nes mes vaikam formuojam tokius ydingus mitybos įpročius, kad arba mitybos sutrikimai, arba anoreksija, arba nutukimas. Nes kai mažas vaikas kiša maistą, sakom, valgyk, mano vaikas nieko nevalgo, tada mama gamina valgyti ir liepia vaikui valgyti, vaikas nenori, tai jinai užpyksta, bet ne dėl to, kad vaikas nenori valgyti, sako, aš taip ilgai gaminau, o tu nevalgai, tu blogas, tada vaikas pradeda valgyti, nes nori būti geras mamai, na ir panašu, kad suaugęs, kai jis kažkas atsitinka gyvenime, jis puola valgyti, nes nori būti geras. Tai mitybos sutrikimų be galo daug. Ir tai matau jau nuo pat to mažylio, metinuko, paskui kurį močiutė ir mama laksto su šaukštu ir sako, dar vieną šaukštą. O iš tikrųjų tas judesys, ne visi vaikai eina į lauką žaisti su draugais ar grįžę iš ugdymo įstaigų ir tą pačią vasarą. Kaip tėvai gali paspartinti šiuos procesus, kad to judesio būtų daugiau? Judesys judesiui nelygu. Ir sako, tėvai, jis daug juda. Sakau, taip, jūs einat į prekybos centrus. Apsipirkti. Jūs judat, grįžtat pavargę. Bet ar tai sportas? Ne. Tai va būtent mes turim sutarti, kad kūno kultūra, fizinis aktyvumas turi būti protingas. Taip. Nes jeigu vaikas tik vaikšto, taip, vaikščioti, bent jau vaikščioti yra gerai. Bet įtraukti tam tikrus pratimus, stiprinančius kūną, būtina ir visai šeimai. Pilna plokščiapadžių vaikų. Bijom basus paleisti, įsidurs, išeigels, ten susipjaustys, išsiteps. Ir todėl visi su batais vaikai ir visi plokščiapadžiai. Ne visi, bet ta prasme, kad labai daug bėdų. Ydinga laikysena. Kaip gali vaikas tinkamai judėti ir būti susikūprinęs arba kreivų stuburų. Vadinasi, kažkaip netaip judam. Tai čia irgi aš vis atginčiuosi, kai sako, mano vaikas judrus, bet ar tai yra sportas? Vargu. Vargu tikrai. Vasaros pabaiga, ruduo iš tikrųjų labai geras metas, kada galima dar į žygius išsiruošti, orai dar tokie. Man tai aš kažkaip žygį vesčiau, man atrodo, jeigu jau kiltų grėsmė tokia, tai sąmoningai visas šeima daug žingsnių pražingsniuoja, įsivesti kažkokias tokias gal mažas tradicijas, kurios kaip ir neskausmingos, treniruokliai ar visuomenės parkuose ten yra galima irgi visko užčiuopti, sudominti gal esmė, kad tai nebūtų nuobodu. Vaikai labai žingeidų šiaip naujienas priima, ar ne? Be abejo. Tik tai, jeigu jau kalbam apie žygius ir grūdinimą, tai kraštutinumų nereikia. Jeigu gyvenime vaikas nėra išėjęs į žygį ir per lietų mes jį ištemsim, jis susirgs. Tai yra po lašelį. Įprotis formuojasi, per 4 savaitės. Vaikas turi pamažu pratintis. Nes jeigu mes nuo rytojaus grūdinam ir pradedam pilti šaltų vandeniu, jisai susirgs, nes per didelis stresas. Taip. Bet jeigu po truputį, tai būtent tada jis adaptuosis prie staiga besikeičiančių sąlygų ir taip jo kūnas, imuninė sistema nereaguos. Tai net ir ledai, net ir leduką sukramtyti, kaip aš liepiu, gerkit vandenį iš šaldytuvo. Oi ne, vaikas sušals taip, jeigu jūs nepratinot. Bet viskas turi būti pamažu. Ir pirmiausia, tėvai turi išsijungti tą mygtuką galvoj, kad vaikas susirgs, todėl kad ar taip susirgs. Bet nors vienas nuėjimas į baseiną, nors vienas pasivaikščiojimas, nors vieną kartą kojas įkišti į šaltą jūrą, jau yra grūdinimas. Nebijoti svarbiausia. Ir geras laikas ne Viduržemį tą daryti, ko gero. Palaipsniui atvėsta orai ir mes kažkaip irgi koja kojan su tuo. Kada geriausia pradėti sportuoti? Esamuoju laiku. Šiandien. Tai va būtent nėra metų sezono tinkamiausia. Reikia tiesiog pasiryžti ir visai šeimai. Nes tėvai, vaikai kopijuoja tėvus. Tai klausant jūsų, man vis dėlto susidaro įspūdis, kad šiandieninė karta, auginanti savo atžalas, nėra tokia pati atspari ir užsigrūdinusi, kaip buvo jų tėvai ar seneliai. Ar yra tiesos tame ar ne? Deja taip. Kodėl taip yra? Kaip manot, iš kur čia viskas ateina? Nes to stuburo reikia, kai vaikas jaučiasi tvirtai ir saugiai šalia suaugusio, jisai matyt ir pats kitoks auga. Iš tiesų tėvam lūkesčiai dideli,
ir informacijos kiekis, ir darbo kiekis, ypač kalbant apie mamas, kiek daug reikalavimų būti ir gražia, ir gera mama, ir puikia darbuotoja, ir rodytis visiems, ir šypsotis. Tai iš tiesų ir depresijos simptomų suaugę turi daug. Deja, vaikai labai atspindi ir konfliktai šeimoje, ir skyrybos, viskas ant vaikų užrašyta. Ir kuo labiau įsitempia tėvai, kuo labiau nelaimingi tėvai ir nesusitvarko su savo laiku, savo emocijom, tuo vaikai pradeda sirgti ir tai rodyti tam tikrais simptomais. Galų gale, atrodo, refliuksas turėtų būti suaugusiam nuo streso rėmuo griaužia, bet vaikui atsiranda. Ne? Jeigu vaikas staiga nei iš jo nei iš to suviduriuoja, reikia žiūrėti, kas atsitiko. Ir tikrai yra daug to darbo, kol išsiaiškinam, kas šeimoje atsitiko, kodėl vaikas serga. Tai nepakanka, pasirodo, vien tik tai mitybą susibalansuoti ir į žygį savęs. Čia yra kur kas gilesni dalykai, ar ne? Ir jeigu, kaip tas pats laimės jausmas, jeigu ne viskas gerai, jeigu tos nuotaikos ar dramos, ar ne santykių, tai vat ir... Neįmanoma gyventi laimingai visą laiką. Idealiame pasaulyje. Aš visą laiką sakau, svarbu turėti vidinę ramybę. Nes laimė yra toks, ne visada turim jaustis laimingai. Yra gyvenime ir praradimų, ir laimėjimų. Bet vidinė ramybė ir žinojimas, kas vyksta, kad mano veiksmai lygu atoveiksmiui. Tai yra svarbu informuoti tėvus. Mes galbūt pagydyti visko negalim, bet kaip suaugę mes renkamės galimybę. Tarkim, gersiu kavą, žinosiu, kad galbūt man nebus sveika skrandžiui. Vaikas tos galimybės dar nesuvokia. Tai vis atsakau, kad tėvai turi prižiūrėti vaikus tol, kol pats vaikas galės rinktis gyventi sveikai ar save žaloti. Tai čia iki pilnametystės panašiai, ar ne? Panašiai. Na, dar truputėlį, plius minus, ten būna tie metai vieną ir kitą pusę. Kaip manote, kiek yra svarbus ritualai vaiko dienoje, tarkim, ta vakarinė pasaka, mes žinom, ankstesnėse kartose būdavo kaip tėvė mūsų, ar ne? Ir poterių nebelabai kalba ir su ta vakarinė visai būna, bet galbūt tai ir yra vienas iš pavyzdžių, kaip vakare galima nusiraminti, kad tas vaikas saugus, ramus eitų, aš nežinau, gal jūs ir kažkokių kitokių būdų žinot, kaip tą padaryti. Apskritai dienos režimas vaikui be galo svarbus. Viskas tuo pat metu. Nebūtinai, bet vaikas yra irgi asmenybė. Turim jį informuoti, kas vyks visą dieną. Nes jeigu vaikas atsikėlė ryte, jam nuostabi diena ir jis turi planų kažkokių pažaisti, pastatyti namą ar papiešti, ir staiga tėvai jį supakuoja ir važiuoja į svečius. Yra įrodyta, kad jų psichologiniai būsenai ir visam kūnui, toks neatsiklausimas ir išvežimas yra tolygu kaip staigus apliejimas šaltu vandeniu. Tokį stresą sukelia. Jeigu vaikas dar jautresnis, jam dar sunkiau. Tai visų pirma turi būti pagarba vaikui. Ryte apsitarti, kas per dieną laukia. Jam negalioja mažam vaikui ten, kas bus po savaitės. Ką šiandien veiksi? Iš tikrųjų tenka dar girdėti iš tų, kurie lanko ir ugdymo įstaigas, kad metų tėkmėje vaikai pervargsta. Net sako, net užtenka paėmus 5 dienas, kai vaikas eina į darželį. Sako, 4-penktadienį jis jau būna ta nuotaika tokia, žinokit, audringa. Čia vėlgi lūkesčiai. Mes turime atostogas suaugę tėvai. Mokiniai kas 2 mėnesius atostogauja. O kažkodėl tikimės, kad darželinukas eis be atostogų kiekvieną dieną ir bus laimingas. Todėl vaikai iš dalies ir serga, nes norma sirgti vaikui 9 kartai per metus darželinukui. Tai yra mokslo metu kiekvieną mėnesį. 2 savaitės eina, 2 savaitės serga. Jeigu norim, kad nesirgtų, turim pamatyti pirmuosius ligos simptomus prieš jai atsirandant ir sustabdyti. Čia irgi šiek tiek nesąžininga. Mes kaip blogai jaučiamės, tarkim, jaučiam, kad kimba liga, kad galva skauda, kad, atrodo, tuoj susirgsim, gulam į lovą ir išgulim tą ligą. Vaikas, dažnai tėvai sako, man atrodė, kad jis jau tuoj sirgs, bet nekaršiavo, išleido į darželį. Tai aišku, jis sirgs ir dar sunkiau sirgs, nes jis buvo pavargęs ir jam liepė dirbti. Darželis yra didžiulis darbas, didžiulė įtampa vaikam. Žaidimas tai nėra tik žaidimas, žaidimas tai yra socializacija ir mokymasis. Todėl, jeigu vaikas jautresnis, greičiau pavargsta, jam tie nauji žmonės kelia įtampą, reikia daryti pertraukas. Ir
Vėlgi, pasiteisinimas nieks neduos nedarbingumo, jeigu vaikas neserga, bet vaikas, kai serga, vis tiek 2 savaitės mama sėdi namie. Tai jeigu vieną dieną sustabdytumėm ir duotumėm vaikui pasilsėti, vaikas tiek neįsisirgtų. Iš tiesų teko šiek tiek domėtis Olandijos ugdymo sistema ir ten tame pačiame darželyje vaikas vidutiniškai leidžia 2-3 dienas per savaitę. Jeigu vaikas leidžia 5 dienas, auklėtoja klausia tėvų, ar viskas jūsų namuose gerai. Ten tas tiesiog, kad tu turi auginti savo vaiką, o ne, ugdymo įstaigą. Lietuvoje mes kažkaip dar to nedarom ir tai yra paliktas kiekvienos šeimos sąmoningumo klausimui. Jeigu matai, kad pavargęs, gelbė, kaip tu tą darysi, vėlgi kitas klausimas. Bet matyt, kad nuovargis yra vienas iš tų požymių, kad bus kiti veiksmai, jeigu tu čia nesustosi, ar ne? Labai, labai pavargsta vaikai. Iš tiesų, jeigu dabar prasidės mokslo metai, man gaila matyti tos pirmokus, antrokus, kur užrašo vos ne visus būrelius, kad nereiktų 1 valandą pasiimti vaiko iš mokyklos, nes nieks iš darbo nepaleis. Čia sunkiausia, kai 1 klasė eina. Ir tas vaikas, būrelis tai nėra poilsis. Jis turi vykdyti kažkieno nurodymus ir stengtis, tai tiek užkraunama. Turbūt tėvai tikisi, kad bus genijus tas vaikas, bet jis mėnesį ar 2 ištempia ir po to krenta. Krenta ligos ir tikrai ilgai besitęsiančios ligos. Tai neskubėkim iš vaikų auginti genijų, klausykim pačio vaiko ir matykim simptomus. Bet jeigu mažasis genijus sako, kad jam reikia ugdytis ir piešti reikia, ir dainuoti reikia, ir futboliuką jisai mielai žais, ar ne, tai mes vis tiek turėtume kažkaip minimalizuoti tai, ar ne? Padėti jam apsispręsti. Aš manau, kad mažas vaikas negali pasakyti, kad mama, aš būsiu dailininkas, tu vesk mane į dailės mokyklą. Oi, tikrai ne. Nes mama tikisi, kad jau kaip gražiai piešia, nes mamom gražiausiai vaikai jų piešia. Tai esmė tokia, kad tėvai turi parinkti, kam vaikas pakankamai gabus, nes viskam gabus negali būti. Tai net ir tas futbolas, viskas gerai, jeigu vaikas tam pajėgus. Jeigu grįžęs po treniruotės jis gulinėja ir nei valgo, nei nieko, arba tiek suirzęs, kad neįmanoma su vaiku susitart, vadinasi, ne jam. Aš irgi daug ko noriu, bet žinau, kad galimybės ir lūkesčiai kiti. Taip, apie tas pačias miego valandas gal galėtumėt priminti, kiek vaikas turėtų miegoti, nes gana dažnai irgi tenka susidurti, sako, neišeina prikelti vakare, tai yra ryte, o vakare neišeina nuvaryti laiku miegoti, ir tada užsisuka tas ratas. Tai ne vaiko kaltė, kad neišeina jau užmigdyti. Jeigu vaikas neužmiega, vadinasi per intensyvi diena. Čia skirtingai fiziologiškai nuo suaugusių, mes pervargę krentam ir miegam, vaikai neužmiega, jeigu jie yra pavargę. Ir nuo pat mažens turi būti miego ritualai. Nuo 7 valandų jau turi būti ruošiamas eiti miegoti. Kai kuriuose šalyse maži vaikai ir 7 valandą jau guldomi miegoti. Bet pas mus 8-9 jau vaikas turėtų būti ramybė ir miegoti. Sutarkime amžių, maži vaikai. Aš kalbu darželinukai. Darželinukai. Todėl, kad tikrai jie pavargsta. Ir migdyti tai ne taip, kad liepimas eiti miegoti, tai turi ritualas, kad vaikas jau šviesa užsidegė ar kažkokia blankesnė, jau vadinasi, jis jau eina miegoti. Dantų valymasis, pokalbiai, knygelės skaitimas, nugaros glostimas, kasimas, pėdučių masažas, viskas turi būti kiekvieną dieną taip pat, kad vaikas jau žinotų, kad nusiraminu. O mes multikus pažiūri, kur vaiko nervų sistema visiškai išsiderina ir sako, bėk miegoti. Jis nemiegos, nes pas jį dar užsivedusi nervų sistema nuo tų filmukų. Tai iš viso telefonas, televizorius 2 valandos iki miego ne. Ir koks darželinukų laikas turėtų būti būtent prie ekranų, dar kiek jam yra ta leistina valanda, 2, nes čia irgi tokios matyti amžinos dėrybos šių dienų. Jeigu tėvai, iš kur atsirandate? Tai kai tėvai užsiėmė, jungia televizorių, tai iš tiesų 20 minučių ir viskas. Viena trumpa serija kažkokio filmuko edukacinio. Taip. Ir viskas, nereikia. Tėvai daugiau tegu sėdi, skaito knygutes ir piešia, edukacija bus negu tie filmukai. Vėlgi svarbu ne tik, kad žiūrėti, jeigu mes norime mokyti vaiką, turime pasipasakoti, ką mes matėm ir ką mes supratom. Tai tada būtų nauda.
kaip ir knygų skaitimas. Svarbu ne tik skaityti knygą, bet ir papasakoti, ką supratai. Tai su vaikais mokant skaityti knygą ir suvokti, tai teksto suvokimas būtų žymiai geresnis. Nes dabar yra, gaila žiūrėti. O iš tikrųjų praktikoje, savo darbo praktikoje, ar mato tų pavyzdžių, kur, matosi, kad ir ryšys šeimoje stiprus, ir vaikui viskas gerai, bet matyt, tai nėra didelis procentas? Daugėja, todėl kad, vėlgi galbūt pas mane, nes aš dirbu su tom šeimom, kas nori, kad būtų vaikui gerai. Aš daugiau dirbu, kad atveskit sveiką vaiką, aš pamatysiu, kur silpnosios vietos ir užkirsim kelią ligai, nes kai liga, tai jau viskas. Jau užsiderino organizmas. Tai aš labiau mėgstu profilaktinės apžiūras, bet tokias, kad ne taip, kad tik tai per parašas ir viskas, bet nuo galvos iki kojų apsitarti, kuo sirgo, kaip, kur silpnas vaikas, ir tada nieks nenustemba, kad serga, ir tada tėvai būna ramūs. Jie būna pasiruošę ligai, tai yra svarbiausia. Be panikos atsikėlė vaikas su temperatūra. Tėvai turi idealiai žinoti, ką reikia daryti. O mes dauguma nežinom. Man atrodo, dauguma sustresuoja tą rytą, nes priplanuota, kaip čia dabar bus, ir tas vaikas, toksai jisai kaip ir nepatogus momentas tampa, ar ne, taip neturėtų būti. Tai, vakar turėjau pacientus, kur šiąnakt turėjau išskristi į Turkiją ir vaikai susirgo. Daktarė, tradiciškai žinom, kad prieš kelionę vaikas susirgs. Turim visus vaistus, atėjom tik pasirodyti, bet žinom, kad kitą dieną jis bus sveikas, nes čia tiesiog stresas prieš kelionę. Tai ką reiškia? Tėvai nepanikuoja, tėvai žino, yra informuoti, turi visus medikamentus, žino, ką daryti, jeigu vaikui situacija pablogės, ir jie tiesiog atėjo, pasirodyti. O kiti, mes krikštynos priplanavom, o tas vaikas tai viską girdi. Jis stovi kampe ir galvoja, ir vėl aš kažką pridariau, ir vėl aš kaltas, kad aš susirgau, nors tai yra mano natūrali būsena, aš turiu sirgti, kad išmokti atpažinti mikrobus. Ir visada sakom, kad vaikas kaltas, arba galų galia kitas vaikas, kuris apkrėtė, ir ieškom, kas ten apčiaudėjo tą vaiką. Tai, žinokit, jaučia, labai vaikai jaučia, ir nereikia sakyti. Vaikai supranta suaugusio kūno kalbą. 80% jie tik jaučia, mato, o negirdi. Ir, pavyzdys, kad jeigu man bloga nuotaika, tai vaikai tikrai žinos. Ir klaus, kas atsitiko, ar ką aš vėl ne to padariau. Tai suaugę mes turim labai tvardytis, nereikšti emocijų, kurias vaikas priims asmeniškai, kad jis kaltas. Taip, mes turim mokyti atpažinti emocijas, bet man gaila tų vaikų, kur vargšai tokie stovi ir vėl prisidirbau, vėl susirgau. Ar ne? Tai vaikų ligų šaknis tokios labai empatiškos, ar ne? Ir daugeliu atveju nepagalvotum, kad čia iš tavo aplinkos tie dalykai gali tiesiog, nes laiku nepastebėjai, kažkur tai lyg ir nepastiprinai. Tai, žodžiu, susidėlioti tuos taškus metų eigoje, ką reikėtų padaryti, ir tos pažymos, ar ne, prieš naujo mokslo metų startą. Tai irgi tam toksai, kaip įžanga, kad tu nepamiršk, reikia tą padaryti, reikia čia pažiūrėti, paukščiukus susidėlioti, kad tai nebūtų tik paukščiukai. Būtent labai daug pažymų yra atmestinai. Labai daug, ne darželio auklėtojam ar mokytojam duoda pažymas, bet tėvam, kad jie sužinotų, ar jų vaikas auga sveikas ar ne. Ir žinau, kaip eina konvejeris ir, taip, numetam ir po to, kodėl mano vaikas susirgo bronchuosma. tą turėtumėm labai atkreipti dėmesį. Ir vėlgi, jeigu matytumėm tuos smulkiuosius simptomus, kur daug tėvų dabar, kaip sakau, sveikų ligonių karta, kad eina per specialistus, bet yra simptomas, tarkim, vaikas kosė pusę metų, bet sako, nieks nieko neranda. Todėl, kad mes gydytojai mokyti gydyti rimtas ligas. O čia yra tik kosulys, čia net ligos dar nėra. Ir todėl specialistai sako, ko jūs čia vaikštot, o teisingai tėvai sako, bet jau yra simptomas, pasakykit, ką mes turim sustabdyti, tai yra profilaktika. Deja, gydytojai nelabai turi laiko įsigilinti, nes puikiai žinom, kiek laiko paprastose poliklinikose skiriama vaiko apžiūrai. Tai labai norėtųsi, kad žinotumėm ir užkirstumėm kelią ligom. Koks būtų jūsų palinkėjimas tiem, kurie galbūt dar ateis tų pažymų ir klaus, kaip čia tą imunitetą stiprinti, ką daryti, ką įduotumėt prieš prasidedant mokslo metam, kad viskas klostytųsi šeimoje sklandžiau?
Dažnai sakau, atsitraukim saugiu atstumu nuo vaiko, išimkim iš galvos visą nerimą ir kartu pasižiūrėkim į tą vaiką. Tiesiog labai atidžiai. Ir tai reikėtų kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą nuo galvos iki kojų vaiką peržvelgti, pamatyti jo akis, ar jis laimingas, ar jos jau blizga, nes tuoj sirgs. Ir tiesiog savo sąžiningai atsakyti, kur aš pražiūriu, kas yra. Arba ką man reikia padaryti, kad šito vaiko akis užsidegtų, būtų laimingos, o ne kažko besiskundžiančios. Tai tik tiek. Kaip girdėjot, mūsų studijoje viešėjo nuostabi gydytoja, žvelgianti į vaikų ligas truputėlį kitų kampų, šiek tiek giliau. Ir norim padėkoti iš tikrųjų už tą informaciją, kurią pasidalinot ir už palinkėjimą. Ir tikimės, kad pas jūs sugrįž auditorija jau su kitais klausimais, su kitais jausmais, bus daugiau profilaktikos, o ne ligų. Tai šiandien sakau ačiū Indrei Plėšytei Butieniai, kad pas mus atkeliavo, o progų ieškosime matyti metų eigoje, nes, kaip sakėt, 9 kartus per metus tie vaikai matyti vis tiek sirgs. Ačiū Jums. Ačiū, kad atėjot. Iki malonaus. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt